Sveiki visi krepšinio aistruoliai. Šiandien Augustas Kipro dar vienas podcastas. Šiandien mes turime savo laidoje profesionalų trikšoterį ir socialinių tinklų krepšinio žvaigždę Lietuvoje, Domantas Šeškus. Sveikas, Domantai, kaip leidi vasaros Taip, paskutinės dienas? sportuoju, jau baigėsi atostogos, reikia pradėti sportuoti, tai pasijungus Jonavos klubu šiek tiek, kol tikėkime Italiją. Mačiau internete, kad nepavyko susitvarkyti vizos. Ar tai buvo labiau juokelis, ar tai buvo tiesa iš tikrųjų, nelabai pavyko suprasti. Ten buvo brolio bairis, tai nutariau pratestą bairį ir tas 2 dienas pajuokavom biškį, bet žinučių susilaukiau į Instagramą labai daug, tai pavyko bairis. Tai iš tikrųjų vyks į Italiją žaisti. Kol kas dar oficialaus kontrakto neturiu, bet prioritetai Italija, bet jeigu neišeis, tai ieškosiu kitų variantų. Šiandien susitikome pakalbėti apie pasaulio čempionatą, ar pavyksta stebėti kovas. Kartais tos treniruotės dabar vis tiek rytinė vakarinė vyksta, tai neišeina kartais viso grajaus pažiūrėti, bet vakar Lietuvą pažiūrėjau nuo antros pusės. Kas vakar labiausiai nustebino, be turbūt Margerio Normanto, kuris visus nustebino, kas dar paliko įspūdį? Tai jo, Normantas tai pirmoje vietoje buvo turbūt, bet man Brazdeikio žaidimas patiko. Toks, gal nieks iš jo nesitikėjo, kad bus toks komandinis, kad taip gerai situaciją skaitys. Aišku, Valančiūno pirmos minutės, bet mes gal ir tikėjomės iš jo. Iš Sirvydžio gal labiau norėjau, ne tai, kad iš jo, bet iš trenerio norėjau, kad gautų daugiau laiko, kad pamatytume, kaip pasaulio čempionate atrodys. Bet šiaip jo, turbūt jei be Normanto, tai Brazdeikis. Ar pavyksta stebėti kitų komandų rungtynės ir ką palaikai be Lietuvos? Tai man turbūt patinka Kanada. Ką palaikau, tai jo, Kanada greičiausiai be Lietuvos, nes mes jau 10 metų kalbam, kad Kanados komanda rinktinėje ateis su stipria jėga, bet niekaip nesurinkdavo žaidėjų ir šiais metais daugumą pavyko surinkti ir kaip matėm, rezultatai prieš Prancūziją, čia gera jėga. Be to dabar ant teliko pajungta Amerika prieš Zelandiją. Kaip Amerika, kaip jų šansus vertini, ar pakilo jų šansai dabar pralaimėjus prancūzam nuo Kanados? Aš nemanau, kad ten pirmos varžybos ten labai daug ką lemia. Aišku, gal psichologiškai sunku prancūzam bus kažkoks vis tiek šioks toks smūgis, arba kaip tik atvirkščiai gal supras, kad nereikia juokauti su nei viena ekipa. O amerikiečiai vis tiek yra favoritai, kad ir kaip man nepatinka jų sudėtis, kad ir kaip aš dvejopai žiūriu jų sudėtį ir tas galimybės FIBA čempionatuose žaist, bet Amerika yra Amerika, daug talentų. Vakar tokios rungtynės buvo gan tokios visos prognozuotinai, tokios visos taip, kaip turėjo būti, taip ir buvo, sensacijų nelabai buvo. Mūsų grupėje Juodkalnija nugalėjo Meksiką. Gal pats stebėjai tas rungtynės, kaip vertini Vucevičiaus žaidimą? Tai aš manau, kad tas Vučevičius prieš kitas ekipas tikrai galingai atrodys. Aš labai tikiuosi, kad Valančiūnas su juo sustovės 1-1. Gal aš labiausiai bijau Perio, nes mūsų Lietuvos rinktinės gynyba, silpniausia vieta gynyboje yra pick and roll gynyba. Kai mes susidurėm su priešingos ekipos talentingais gynėjais, kurie žaidžia 2 prieš 2, drasko gynybą, tai aš manau, kad tas Peris, man atrodo, bus dilema. Jeigu mes išspręsim jo problemą, aš manau, kad Lietuva neturėtų turėti problemų. Nežinau, ar pats žiūrėjai, bet mūsų antroji grupiai varžovai graikai, galimai, jeigu jie išeis iš savo grupės, bus graikai ir amerikiečiai, tai graikai iš tikrųjų strigo su Jordanija, laimėjo tik rungtynių pabaigoje, susikrovė didesnį pranašumą. Kaip manai, kas čia gali būti, ar čia startas, ar to lyderio ieškojimas galbūt? Tai jo, vis tiek Lukas nedalyvavo Antetokounmpo, tai reikia ieškoti naujų lyderių, ieškoti naujo žaidimo. Ir girdėjau, dar vienas iš pagrindinio startinio penketo žaidėjų gavo traumą prieš pat čempionatą, tai jiems dar daugiau dilemų, kaip spręsti ir ieškoti naujo lyderių. Bet jie bus tokie darbiniai, aš įsivaizduoju, su gynyba, su savo agresyvumu gynyboje, man atrodo, gali daug problemų pridaryti ir mums, ir kitiems.
Taip pat vakar vyko ir 2 NBA superžvaigždžių Karl Anthony Towns ir Jordano Clarksono susitikimas. Iš tikrųjų buvo įspūdinga žiūrėti jų žaidimą. Ar nustebino kiek Filipinai, kad jie kovėsi iki paskutinių sekundžių, kol Clarksonas neišsibaudavo? Ne, Filipinai manęs nenustebino, vis tiek jie turi to talento, augantį krepšinio šalis, galima sakyti, o Dominika, aišku, irgi Townsas, tai turbūt ta dvikova įdomiausia ir buvo Clarksono prieš Townsą. Ir jeigu ne 5 pražangos, aš įsivaizduoju, kad ten galėjo būti rezultatas į bet kurią pusę. Bet jo, šitų žvaigždžių susitikimas tai buvo žiauriai įdomus. Šiandien, mano nuomonė, įdomiausios rungtynės vyko tarp Pietų Sudano ir Puerto Riko, kuriuose prireikė net ir pratęsimo, kur fantastiškai išsigelbėjo Pietų Sudanas, 2 baudas prametė. Jau beveik pasibaigus laikui Puerto Rikas. Ir ar stebėjai tos rungtynės ir kokios buvo emocijos stebint tokias labai intriguojančias rungtynės? Aš nežiūrėjau, nes mums buvo treniruotė, bet tik tai rūbiniai atsidariau ir pamačiau iš karto pirmą mimsą, kad jo, su tom dviem pramestom baudom nepaėjo Grajus, bet po pratęsimo vis tiek jiems pavyko. Bet iš tikrųjų galvoju, kad bus žymiai lengviau Puerto Rikui iškovoti šitą pergalę. Kaip galvoji apie Lietuvos ateinančias rungtynės su Meksiko? Kokios galbūt Meksikos stiprios pusės ir ar bus taip pat lengva, kaip buvo su Egiptu, ar bus šiek tiek sunkiau? Aš manau, kad mums labai tas įsivažiavimas labai lengvas. Aš įsivaizduoju, kad Egiptas buvo silpniausia grupės komanda, dabar Meksika šiek tiek geresnė, bet vis tiek mes esam visą galvą geresni. Ir tas įsivažiavimas bus ir grupiai nueisim iki pat Juodkalnijos. Tai aš manau, kad dar geras toks barjeras, kurį mes turim pereiti, pasistem dar papildomos patirties ir aš manau, mes Meksiką turim įveikti. Ar gali būti, jog žaidėjai šiek tiek dar jaučia tokį draugiškų rungtynių vaibą ir žaidžia galbūt daugiau susikaupę, bet žaidžia labiau šiek tiek atsipalaidavę, matėme vakar su Egiptu, 3 kėlinius tikrai teko vargti, kad jau lengviau sektųsi žaisti ir triuškinti varžovus. Faktas, aš irgi kalbėjau su broliu, galvojau, kad čia gali būti šiek tiek ir to jaudulio, tipo mes viskas, pasaulio čempionatas baigėsi draugiškos kaip žaist. Ir jo, žaidimas iš tikrųjų gerai, mes ten laimėjom 26 taškais, tam paskutiniam kėlinį viską sutvarkėm, bet žaidimas nebuvo gražus, tas pats puolimas nebuvo labai gražus, sakė, tai gynyba tuo labiau, tai aš to pozityvumo pirmose rungtynėse labai daug nemačiau, bet kaip sakiau, čia pirmos rungtynės, tai bus geras įsivažiavimas, hebra. O kaip pats galvoji, ar geriau čempionatą pradėti sunkiom kovom, kaip buvo Europos čempionate, iškart slovėnai, prancūzai, vokiečiai, ar geriau gauti tokį barjerą kylantį po Egiptas, Meksika, Juodkalnija, jau paskiau gauti stiprus iš karto, ar geriau gauti atvirkščiai? Aš manau, kad geriausia būtų pradėti ir įsivažiuoti nuo silpnų komandų, kas mums dabar ir yra, nes, nežinau, po tų pralaimėjimų, kad ir prieš stiprės, tu žinai, kad žaidi prieš stiprią komandą, bet pralaimė vis tiek atsiranda ta trintis, gal kažkas nepatenkintas savo vaidmeniu, nepatenkintas kažko, tai tos trinties bereikalingos nereikia. Ir aš manau, čia įsivažiavimas bus žymiai naudingesnis. Kaip manai, kuri komanda gali mus nustebinti šiam čempionate, kaip dar nėra nustebinus anksčiau? Tai Kanada turbūt. Nežinau, aišku, mes kažkiek iš Kanados tikimės, nes turi daug talento, bet jie prieš tai rezultatų jokių nerodydavo. Na, aišku, dėl akivaizdžių priežasčių nesusirinkdavo visos žvaigždės. O paskui man vokiečiai labai patinka. Aš nuo praeito Europos čempionato esu jų fanas. Tai jo, turbūt šitos dvi ekipos. Buvo pagerintas rekordas, niekada istorijoje 38 000 arenoje nėra buvę, turbūt įspūdingas reginys. Ką esi pats kažką gal panašaus buvęs kokiai nors labai pašėlusiai atmosferoje, kur myli krepšinį labai žmonės, gal tose pačiose Filipinuose? Mes žaidėm Taivane, Jones Cupą, kur susirinkdavo rinktinės visos ir mes buvom atvažiavę su Prienų ekipa dar tada ir mes žaidėm prieš Filipinų rinktinę. Aišku, ten nebuvo gal pagrindinių žvaigždžių, bet tada į Taivaną atskrido filipiniečių kokios, nežinau, gal 10 000 žiūrovų, tų pačių Taivano vietinių susirinko, tai aš žaidžiau tada gal 15 000 žiūrovų akivaizdoje, tai jo, tas vaibelis geras. Tai aš
net baisu pagalvoti, kas darėsi prie 38 tūkstančių. Kaip galvoji, kas gali iš tokių superžvaigždžių dominuoti ir matėme jau vakar, kad Josh Giddey labai arti buvo trigubo dublio. Kaip tu galvoji, kas dar gali pasiekti galbūt trigubą dublį arba dominuoti iš tų žaidėjų, apie kuriuos mes šiek tiek mažiau šnekame? Apie ką mažiau šnekam, tai aš nežinau. Apie visus mes daug šnekam, apie tas pagrindinės žvaigždės, tas pats Wagneris iš vokiečių. Aš manau, Dončičius netgi pasieks tą trigubą dublį gal šitam čempionate. Kas dar, apie ką gali. Aleksanderis, bet mes apie jį irgi daug šnekam. Tai manau, main tokie žaidėjai, tai Aleksanderis, turbūt Dončičius ir Wagneris, kuriuos stebėsiu. Ir aš manau, kad jie gali trigubus dublis įkalti. Kaip tu galvoji, ko trūksta Lietuvos dar rinktiniai iki to stabilaus ir gero žaidimo, kad jau užtikrinčiau jaustumėmės eidami į antrą etapą su graikais ir amerikiečiais žaisti? Nu, pasakyčiau, gynybos geresnės, bet jau čia viskas tu ant to netidirbsi, tai reikia eikvot, ką turi. Aišku, pataikymo stabilesnio turbūt iš kampų, nes dabar gerai, mes prieš Egiptą mes vis tiek kažkiek turėjom to jaudulio, paskui atsipalaidavom, pamatėm, kad rezultatas mūsų naudai, bet aš įsivaizduoju ir šiaip daugiau draskymų, aš iš Jokubaičio tikėjausi daugiau, nes vis tiek pagrindinis žaidėjas, gal šiek tiek jam per daug to spaudimo, gal tik dabar suprato, čia visa Lietuvos rinktinė ant mano pečių, bet manau, jam čia irgi pliusas, kad mes pradedam su silpnesnėm komandom, tai jisai drąsiai įsivažiuos ir jisai tobulės kiekvienų rungtynių metu. Vakar vyko Suomijos ir Australijos rungtynės, kurias pralaimėjo Suomijai 26 taškais. Ar pats galbūt tikėjai, kad bus daugiau intrigos, ar kažkaip taip ir galvoji, kad Australai triuškins Suomius? Australijoje labai daug talento irgi iš tikrųjų yra tas pats Milsas turi gerų žaidėjų, o Suomijoje viskas ant marketingo pastatyta, tai man toks lengvas balaganas pas Suomius būna ir jeigu marketinui gera diena jų metikams, kai marketina trigubina ir dvigubina po nusimetimų, tai jie gali kažką pasiūlyti, bet jeigu tik tais neužmeta metikai, marketinui bloga diena, jie labai, labai lengvai sukrenta, tai rinktinė. Brazilijos rinktinė šiandien įveikė Iraną 59-100, bet turbūt ta pergalė brazilam nėra labai svarbi, nes jų patyrė traumą, jų pagrindinis gynėjas, kuris kitą sezoną žais Fenerbahčėje, Raulis Neto, yra paslydo ant lipduko, kaip čia pasakyti. Ar pačiam yra buvę, kad jau erzina tie paslydimai ir kiek tai yra rimta problema krepšininkų tarpe? Aš dabar pastebėjau, kad paskutiniu metu labai daug kas skundžiasi dėl tų lipdukų ir kaip tyčia visi ant lipdukų slysta, bet iš kitos pusės mes už tuos lipdukus gaunam atlyginimus, tai negali kažko per daug negali padaryti, bet kad problema tie lipdukai yra, tai faktas. Ir labai gaila, ta prasme, kad pagrindinis žaidėjas gauna traumas tokiuose, galima sakyti, nereikšmingose rungtynėse. Latvija laimėjo beveik ant 40 taškų, 39 Libaną sutriuškino. Kiek psichologiškai Latvijam bus lengviau eiti rungtynės su prancūzais, kai tu žinai, kad tavo varžovas pralaimėjo 30, o tu laimėjai daugiau nei 30 taškų? Aš manau, kad Latvijam prieš prancūzus nelabai yra šansų, nes vis tiek ta Latvių komanda nėra to Porzingio, visai nėra tos jėgos po krepšių, bet vis tiek Latvija eis kovos ir tikėkimės duos kovos. Kaip manai, kodėl ryškiausios žvaigždės, neskaitant traumų, nevažiuoja į pasaulio čempionatą ir labiau renkasi Europos čempionatus? Aš neįsivaizduoju, atrodo, kad tik pasaulio čempionatas turėtų visi norėti, bet ką matom atvirkščiai. Aišku, mes negalim įsiskverbti jų galvas, ką jie galvoja, gal rimtai yra psichologinių, fizinių problemų, gal apie kurias nenori šnekėti, tai per daug aš jų nepeikiu, bet geriau būtų, kad važiuotų. Paminėjai psichologinės problemas, Rickis Rubio sustabdo karjerą, tikėkimės nebaigs. O tau yra buvę, kad pagalvoji, kad viskas, reikia baigti karjerą, negauni žaisti ar pasiūlymų negauni, taip pat psichologiškai sunkių etapų būna tau pačiam?
Faktas, aš įsivaizduoju, kad mes visi turim tų sunkių momentų karjeroje ir aš turėjau ties 23, man 23 ar 24 metai buvo. Aš turėjau čiurnos traumą, kurią gydžiausi realiai visą sezoną. Aš grįžtu po mėnesio, pažaidžiu, aš matau, kad aš neatsigavęs, vėl 2 savaitės out ir tada dar žaidžiau LKL. Ir aš po to sezono irgi negavau pasiūlymų, nes aš per sezoną gal sužaidžiau 5 rungtynės. Ir toks galvoj buvo toks, blemba, gal tas krepšinis ne man, dar kažką, bet perėjau, išvažiavau į Italiją, viskas grįžo atgal, pasitikėjimas grįžo ir viską dabar džiaugiuosi. Tęsiant podcastą apie tavo krepšinio karjerą, pats žaidi Italijai, kiek mentalitetai skiriasi, kad Lietuvoje čia turi laimėti kiekvienas rungtynės, eiti, kovoti, stengtis, o ten labiau tokie atsipalaidavę ir tokį labiau streetball gal krepšinį žaidžia, tokį gatvės gal labiau. Dar priklauso iš tikrųjų, kurioje lygoje žaidži. Aš ten nežaidžiu aukščiausioje lygoje. Tai aukščiausioje lygoje aš įsivaizduoju vis tiek tas profesionalumas didelis, žemesnėse lygose vis tiek ten. Mums ypač legionieriai mes atvažiuojam be jokio spaudimo, mes gyvenam ant jūros kranto, mes valgom gerą maistą, tai mums toks, jo, relaksas. Tai man atrodo, didžiausia, pagrindinė priežastis, kodėl aš važiavau, tai jo toks atsipalaidavimas, pasitikėjimo įgavimas papildomo, nes čia žaidžiant Lietuvoje, tu, kaip ir sakėjai, kiekvienas rungtynės turi laimėti, kiekvienas rungtynės tu jauti spaudimą, kad turi laimėti, o Italija visai jo, kaip mentalitetas dėl to skiriasi. Kaip minėjai, treniruojasi su Jonavos komanda. Jonava čia šiandien pasirašė žaidėją iš Adrijos lygos. Ar komandoje kažką apie tai kalbėjo treneriai ar žaidėjai ir ką pats girdėjai iš aplinkos apie tą žaidėją? Aš girdėjau, kad jisai geras metikas, kad agentai užšneka, kad Chebrytė pamatysis, kaip meta, apmės visus į žaidėjus, visus gynėjus. Tai aš manau, kad šitas papildymas ir dar kitas serbas, 5 numeriukas, kuris jau atvažiavęs, aš manau, šitie 2 žaidėjai gali labai daug įnešti komandai naudos. Ir dabar, ką mes žaidžiam per treniruotės, pasijungus jiems, aš manau, visai kita komandėlė bus. Pats sportuoju su Jonavos komanda, bet realaus šansų ten prisijungti turbūt nebus, turbūt kelsis sparnus. Man tik tais parašą reikia ant kontrakto padėti, labai realu, bet ne, aš nenoriu Jonavą, nereikia, paskui žmonės šnekės, kad čia pas tėvą tik tai žaidė, tai ne, aš geriau palauksiu kažko kito. Pats viename iš podcastų sakė, kad buvo šansas prisijungti prie Milaševičiaus kūrimo klubo NKL, jeigu jisai žaistų. Kiek skaudu matyti tokį Prienų likimą ir ką pats žinai apie Prienų krepšinį, ar jis dar liks, ar neliks ir panašiai? Skaudu iš tikrųjų, mes turim alternatyvą, mes turim RKL lygą, RKL komandą, kuri žaidžia A divizione ir aš norėčiau, kad Prienai augtų, pasiektų bent jau nacionalinės lygį ir tada jau gal, negaliu žinoti, gal 5-10 metų bėgyje grįžtų į tą patį LKL, bet čia dabar reikia darbo, reikia įdėti, reikia vėl suvienyti tuos prieniečius, kaip buvo anksčiau. Ir jeigu dar šiais metais, aš įsivaizduoju, kad gerą komandėlę dar LKL padarys, gal ir pats išbėgsiu padėti. Tai pats norėtum dar išbėgti į aikštelę, bet iš tikrųjų kaip jūsų šeima, pavyzdžiui, reagavo į tai, kad buvo bankrotas ir ar buvo skaudu, ar pasišnekėjot su broliu, su tėvuku savo apie tai ir kaip jie galbūt reagavo į tai, kad viskas nebėra, atrodo, tiek kurta ir nebėra tiesiog to kol kas aukščiausio lygio krepšinio. Tai faktas, tai iš vis visiems Prienam buvo skaudu, o mano tėčiui ypatingai, kiek jisai čia laiko įdėjęs, kiek tų pačių savo pinigų įkišęs buvo ir matėsi jau 3-4 metai, kad viskas eina link to, buvo labai daug problemų su vadovavimu, organizacija ir Milaševičius iš tikrųjų atvykęs dar bandė kažkiek gelbėti tą situaciją, bet buvo per vėl, jau buvo aišku, kas bus, tai gaila dėl to. Ar į karjeros pabaigą norėtum dar žaisti Lietuvoje, ypač Prienuose, minėjai, kad norėtum žaisti, tai ar bus tokių realių galimybių tave pamatyti dar Prienų klube?
Aš tai Prienuose sakau, aš labai norėčiau, aš norėčiau iš to pačio Arkelo į nacionalinę išvesti, toj nacionaliniai gerą komandėlę padaryti. O apie Lietuvą aš kiekvieną sezoną aš gaunu tų pasiūlymų bent jau nacionaliniai žais, bet nu, aš kažkaip skeptiškai žiūriu į tą lygą, tai aš visada renkuosi užsienį. Pats sakei viename iš podcastų, kad norėtum būti treneriu. Ar tai būtų labiau vaikų treniravimas, ar galbūt asistentas, galbūt prie savo tėčio gal netgi? Aš su tėčiu kaip žaidėjas ir treneris nesutariu, tai kaip treneriai būtų iš vis labai blogai. Bet pradžia turbūt jo, būtų su vaikais, vis tiek turi aukti, įgauti patirties, tai norėčiau tuo treneriu būti, bet turbūt pradėčiau nuo vaikų treniravimo. Gal individualių įgūdžių trenerių pradžioj, nežinau, bet kažkas link krepšinio. Turbūt jau daug kartų esi pasakojęs, bet kaip prasidėjo tavo trickshot kelias ir kaip nusprendei, kad čia tavo niša gali būti internete? Aš iš tikrųjų, tai mes visi krepšininkai po treniruočių pasimam tą kamuolį ir iš kokių šokoladų pamėtom iš vidurio ar kažkas tokio. Ir aš sugalvojau, pasiėmiau telefoną ir tiesiog pasakiau, hebrytė, aš negaliu pramest, pasidėjau ir įmečiau atsisėdęs nuo solelio. Įdėjau į TikToką, atsikeliu ryte, gal ten 5000 naujų followerių, 10 000 laikų, nu ten bombinis video gausiu ir aš toks, blemba, gal reikia pradėti. Ir taip gavosi, iš pat pradžių taip nenoriai iš tikrųjų į TikToką keldavau, bet paskui prasidėjo ir Instagramas. Labai labai daug ką davė tas feedbackas, kai žmonės, kurie žiūrėjo, teigiamai atsiliepė, tai labai motivavo toliau siekti, trickšotus mėtyti, idėjas generuoti. Jo, tai taip ir prasidėjo. Visiškai netikėta. Kai baigei sezoną Italijoje, grįžai į Lietuvą palaikyti Jonavos. Ir kaip Jonavoje pats tas vaibas yra užsikūręs Jonavos to krepšinio, dabar bus ir Europos turnyras. Kaip pats jauti Jonavoje tą tokį krepšinio vaibą, koks jisai yra? Blemba, Girdisi? O, atsigavai, ja. Ai, tai norėjau paklausti, tęsiant. Aš girdėjau viską. Tai, Aha. ta prasme, Jonavoje vaibelis, tai žiauriai geras, aš ten grįžau, tai aš tapau fanu. Ta prasme, galvojau, paprastai nuvažiuosiu, palaikysiu komandą, bet aš ten ir su broliu Maike visada į visas rungtynės išvykos namų važinėdavau, ten rėkavau, wow, ten Jonavoje realiai vaibelis žiauriai geras. Tai aš manau, kad ateityje ten auganti dar organizacija, tai ten bus super. Tai ačiū labai, kad prisijungiai prie mūsų podcast'o. Sėkmės tau kitą sezoną ir turbūt. Ačiū labai. Ne, ir ką, varom žiūrėti Zelandijos su Gerai. Amerika. Viso. Visą.